9 dienos rytas, vėl judėsim į kelią, ne? Tai dabar mūsų maršrutėlis iš Malmės. Turėtų driektis pajūriu į apačią, į pietų Švedijos. Pro Trelleborgą. Ir tikslas yra kažkaip tai pasiekti šiandien Ištatą. Iš Šerandas. O, Ištatas čia ir už jo, prie pajūrio, nusimest palapinę. Čia apie 100 kilometrų nusimato šiandien minimo, vėjas stiprus šoninis iš pradžių, pačia taip, ta kryptim. Paukščiai, blembački, vis nušika, vėžiai vis šviežiai, žuvėdros varnos. Čia blemba šitas Malmės, reikia bėgti, triušiai šiukšlių maišus graužia. Na žodžiu. O Malmė atsibodo, reikia kelią judėti. Vienoje vietoje būti vidienas nėra gero. Mane? Užsibuvom biški čia. Jo, užsibuvom. Aš savo reikia. Dar norėt, man tai jau reikia judėti. Gerai. Verdam. Kava. Ūkio, šiandien atrodo gražu. Vyksta rytinis susipakavimas. Šiandien planuojam išvykti anksčiau, gal netgi 7 valandą, kad nuvažiuotumėm toliau, ne? Kad šiek tiek biški padidintumėm atstumą, pamažintumėm atstumą, kuris liks iki Karlshamno. Jo, nes dabar atgavę jėgas, pilnai energijos pjausim, tai jau aptvailio, kiek bus kilometrų, ne? Kokį 120 gal. Varom 9 dieną va Malmė horizonte. Ten praleidom porą dienų. Tai dabar va toliau. Švedija. Į Štadą varom. Keliukas Suomijoje. Sakau Suomijoje, Švedijoje. Pėsčiųjų dviračių takas. Pikliais tokiais medžiukais apgenėtais, pavėsiuko nelabai čia ir rastum. Pilus radaras atvažiuoja, pastato tačką ir trikojus jums. Polisen. Yra ir tokio kelių Švedijoje. Švedijoje galima rasti žvyrkelių, taip pat iš bakstynų. 9 dienoj jaučiu pirmą kartą tokį rimtą žvyrkelį užtikom. Nieko. Jūra, privažiavom Švedijos pietų apačioj. Visai neblogai. Gal reikia prisiparkuoti kažkur. Ko čia jum ne Palanga? Ką? Ne, ten važiavom. Tai ką čia gerai? Ai, kaip blogai, dviračiam negalima. Teks važiuoti keliuku tuom. Tai va, važiuojam netoli Trelleborgo. Ten lietus visur vėjas, mumis išsupusi, ten vėjas. Norim valgyti, tai dar kai ko. Dėja. Ko nori? Dėja lietus. Pasakau, lietus vėjas. Niekadėjas. Pučia. Dabar į nugarą reikia važiuoti, va. Neblogai, o davarėm Trelleborgą, ten jau matos. Neblogai, apie kiam kilo būsim nuo Kačelnių jau. Nuo ryto anksčiau išvažiavimo, kaip gerai. Eža. Pležinės. Antis, žąsis. Ten Trelleborgas. Priekį matom. Ne, draugiška. Ten ateina lietaus, iš vienos
Sau važiuoju takučiu, pieva, šabakštynai tokie, bam, jūra. Jūra ten Lietuvėlenoj pusėje. Ten švituriukas kažkoks tai. Čia arkliukai, turbūt labai daug arkliukų yra. Ir arkliukai aptvaruos, arkliukai fermos, arkliukai ant takų. Kitur arkliukų daug. Čia matyt populiaru. Arkliukai. Šiaip arkliukai daug ir važiavom, kur populiaru. Čia šviturys. Šviturys. O gal ten pakrantę gražiai ir kokią nors, ką? Kai žin, kur to šviturio kažkur nueit dar galima, ar ne? Ai, čia kavinė, restoranai. Tadam, kaip gražu. Takas tai toks nelabai kažin, bet vaizdą. Toks vaizdas, zik, bet takas tai toks, kaip Jurbarke. O tokie Švedijoje pliažai, pietiniai pusėje, belenkiek kilometrų eina, kiek pažiūrėsi. Ir kas yra įdomu ir gerai, kad galima tokios vietose kempinti. Valstybiniai žemėje, jokių problemų. Palapinę galima statyti. Kiek ateina lietaus, jūs mums čia. Prognozė rodo ant ribos, gali kliūt, gali nekliūt. Raščiuko eina jie, gal neužkabins. Ten matosi štabas tolimoj, į kurį mums dar reikia važiuoti, pravažiuoti ir už jo nakvynę numatyta. Kažkas panašiai galbūt tikiuosi vietoj, pasižiūrėsime, ką bus. Nu, atvažiavom už Ištado į paplūdimį, čia bandysim kempinti. Čia viršytas stogas.
jau gamtas. 100 kilometrų, kaip nekiek šiandien. Jėzų rubinis buvo, bet tik gerai, kad neįkaktas. Viršuolinis. O, tai večikė. Ten štabas. Karas gama, mums dabar lieka pusantro 100 kilometrų. Dar vieną naktį tai kažkaip viskas. Makarašai. Pamažu maistą. Makaronas dešrelėm. Ten 2 draugeliai laukia. Ten numet iš karto. Bičius turim. Makarašai. Valgom jūrą. Kuo daugiau norėt. Biškai šilumos galėtų daugiau būti.